Lietuvos futbolo federacijos pirmosios lygos 17 turo dvikova vyko Kėdainiuose. Susitiko Nevėžis su Jonavos Lietava. Šiuose rungtynėse nei vienai komandai nepavyko įrodyti savo pranašumo. Varžybų pabaigoje užfiksuotos lygiosios 0-0. Abiejų komandų žaidėjai ir pirmame ir antrame kėliniuose turėjo progų, bet gynyba žaidė puikiai. Tačiau Nevėžio vyriausiasis treneris Saulius Vertelis varžybų baigtimi ir komandos žaidimu nebuvo sužavėtas. Sako, treneris pyko, aš negaliu pasakyti, kad aš pykau, jie šiandien stengiasi. Bet susidūrė su geresniais galbūt ar kaip, su gera komanda ir meistriškumas pasirodo, kad sunku kažką gali padaryti. Nes negaliu pasakyti, kad jie stovėjo, nosį krapštė ir ten nedabėgo kažką, jie stengėsi, bėgo, krito viską, bet mūsų turbūt tas toks meistriškumas yra, kad negalėjome šiandien nieko. Būtų sakyti, kad ten turėjom 10 progų, neįmušėm, nepataikėm, ten dar kažką. Praktiškai nieko neturėjom, apsigynėm, susitvarkėm, viskas drausmingai. Šiandien rungtynės buvo, kaip sakyti, lyderių, kaimynų. Visą laiką Jonava Lietava su Nevėžiu kavosi. Ir pernai tas pats buvo. Tai aš galvoju, būtų iki įvarčių, kas būtų įmušę, tas būtų laimėję. Reiškia, lygus rezultatas tai yra toks, kaip pasakyti, nei vieno nenuskriaudėm. Mes vadovą su trenerės kalbėjom, sakau, jeigu būtume mes laimėję, jums būtų labai irgi tokia, pikta, jeigu jūs būtume laimėję, mums irgi. Tai paskui, kai jau laikas baiginėjasi į pačią pabaigą, reiškia, galvojom, kad tik neprasileisti įvartį, nes jie turėjo sukūrėti neblogą progą, čia vartininkas patraukė. Būtų taip nelabai. Dar lygės, dar kažką tai duoda vilčių. Mes šį sezoną kažkaip, tai jeigu taip atvirai pasakius, patys, kitos komandos mums padeda. Šiandien žaidė Trakai su jaunimu, pralošė, prarado taškus, kur lyderius irgi eina. Bet mes pats niekaip neužkabinam nuo tų taškelių. Jeigu vertinu čia rungtynės, tai vidurio saugai šiandien labai prastai sužaidė ir priekis. Jeigu rezultatas 0-0, tai jūs pats suprantat, gynėjai apsigynė, susitvarkė, o prieki labai daug tokio nėra ryšio. Ir šiandien žaidė tas Gruzinas. Nieko negaliu pasakyti, kažką blogo, jisai apsigynė viską, bet prieki norėtųsi daugiau. Praktiškai progų nelabai ką turėjom įmušti. Susitikimas buvo lygiaverčių varžovų dvikova, labai kovingas. Manau, kad abi komandos buvo tikrai vertos taško. Gal progom, gal nekuklu man sakyti taip girtis, bet vis dėlto realių progų mes daugiau susikūrėm. Aš manau, turėjom tikrai realesnių progų, bet Nevėžio, aišku, buvo keli labai pavojingi smūgiai ir tenais tas pirmam kėliny buvo momentas toksai pavojingas ant ribos. Manau, kad likom abi komandos treneriai, ko gero, mes džiaugiamės išvyko ir išlaikom tą patį atstumą turnyrinėje lentelėje, džiaugiamės taškų. Nevėžis irgi nelabai turėtų liūdėti paėmę tašką. Šiuo metu Nevėžio žaidėjas Aivaras Lyperis įmušė 16 įvarčių yra rezultatyviausias žaidėjas, o komanda užima 4. turnyrinės lentelės vietą. Artimiausias Nevėžio rungtynės įvyks rugpjūčio 25 dieną išvykoje su futbolo klubu Trakai.